Yra 5 galingos stoicizmo taisyklės pagal Marką Aurelijų, kurios iš esmės gali pakeisti tavo gyvenimą bei padėti tapti tikru vyru. Jei nori valdyti savo mintis, stiprinti savo valią bei siekti aukščiausių tikslų, šios taisyklės skirtos būtent tau. Pirmoji taisyklė – laikyk save jau mirusiu. Marko Aurelijus siūlo gyventi taip, tarsi jau būtų miręs, kas iš tiesų reiškia gyventi dabartyje ir mėgautis kiekviena akimirka. Nes praeitis jau praėjo, ateitis yra nežinoma, tačiau dabartis yra svarbiausia. Kiekvieną dieną gyvendami taip, tarsi būtų mūsų paskutinė diena, mes maksimaliai išnaudojam savo laiką, savo energiją ir kiekvieną dieną vertindami kaip naują galimybę mes galim tapti drąsesni, ryžtingesni ir labiau orientuoti į savo tikslą. Antroji taisyklė – kontrolės dichotomija. Ši taisyklė reiškia, kad gyvenime egzistuoja tik 2 dalykai, kuriuos gali kontroliuoti ir kurių negali kontroliuoti. Aurelijus moko, kad turėtum sutelkti dėmesį į tuos dalykus, kuriuos gali kontroliuoti – mintis, veiksmus, reakcijas ir nešvaistyti energijos dalykams, kurių negali kontroliuoti. Suvokimas, jog nereikia jaudintis dėl dalykų, kurių negali kontroliuoti, gali atnešti vidinę ramybę ir padidinti tavo produktyvumą. Trečioji taisyklė – įsivaizduojamos problemos. Marko Aurelijus pastebi, kad daugelis mūsų problemų yra tik mūsų pačių galvose. Mes linkę pervertinti savo problemas ir taip susikurti nereikalingą stresą. Tikros problemos būna dažnai daug mažesnės, nei mes įsivaizduojam. Svarbu atsiriboti nuo neigiamų minčių ir sutelkti dėmesį į realybę, o ne į tai, kas įsivaizduojama. Ketvirtoji taisyklė – išankstinis blogio numatymas. Ši taisyklė siūlo iš anksto įsivaizduoti visus galimus nesėkmės scenarijus, kad jie neužkluptų tavęs netikėtai. Tai nėra pesimizmas, o būdas pasiruošti gyvenimo sunkumus ir juos lengviau įveikti. Numatydamas galimus iššūkius, tu ne tik paruoši save juos priimti, bet tampi stipresnis. Tai padeda išvengti tau nusivylimų ir būti realistiškesniam savo lūkesčiuose. Penktoji taisyklė – laikas yra ribotas. Marko Aurelijus nuolat primena, kad laikas yra ribotas ir greitai bėga. Todėl būtina išnaudoti kiekvieną akimirką, nes gyvenimas praeina greičiau, nei galėtum pagalvoti. Svarbu vertinti laiką ir nepraleisti savo progos. Dažnai švaistom laiką visiškai nereikalingiams dalykams. Susitelkimas į tai, kas svarbu, gali pakeisti tavo gyvenimą amžiams. Štai tokios 5 galingos Marko Aurelijaus taisyklės. Tavo užduotis yra išsirinkti vieną labiausiai patinkančių iš šių 5 taisyklių ir pradėti taikyti jau šią savaitę. Ir parašyk komentaruose, kuri labiausiai patiko ir kurią taikysi. Jeigu peržiūrėjai šį video, didelis respektas tau, pasubscribink ir apačioje rasi 2 linkus. Vienas į Telegramo grupę, o antras į asmeninę pagalbą su manimi. Privačios konsultacijos kol kas vykdau visiškai nemokamai, tai nepraleisk progos ir svarbiausia, išlik atsidavęs, net kai niekas tavęs nestebi.